prašau. Važiuosim ir... O ko jūs dabar čia, kaip sakyt, susirinkite? Čia yra Lietuva, čia mūsų žemė. A, štai kaip? Taip. Ar gal čia jūsų Lietuva? O tai kodėl jūs įžeidinėjat visus Lietuvos žmonės? O kaip mes juos įžeidinėjom? Taip. Visi Lietuvos Tai žmonės... jūs dar pasakykit, kas kur, kas ten kaip nutiko. Tai jis buvo tuo metu konkrečiai? Ne. Jis tuo metu buvo vadovas. Jūs įžeidėt mano tėvą, jūs įžeidėt, kaip sakyti, Tai kreipkitės į jo teismą. mamą. Kreipkitės į teismą, jeigu įrodykite. Jūs įrodykite. Anūkų jūsų O ne, aš neturiu ką su jumis kalbėti. Tokie kaip Vaišvilas ir įžeidinėja Lietuvos Štai žmonės. kaip? Taip. Taip. Ir visa šita... Kieno čia yra, kaip pasakyti, vat. Čia socialistinis liaudės frontas. Labai malonu, labai malonu. Vaikinai, nereikia, neprasidėkit. Taip, kad perduokit linkėjimus savo vyrui. Ir Jūs pasakykit... susitinkat su juo, jisai vaikšto tom pačiom gatvėm, tai kad prašom jūs O kaip jūs linkėjimus privatizavot medicinos biblioteką? Gal galite atsakyti? Žinot, Kaip jūs privatizavot nomenklatūros šitos pastatus? Dievuoliu, tu mano, kokie klausimai jums Taip. iškilo. Taip, apie biblioteką aš Taip. jums papasakosiu. Tai bet tik ne papasakokit šičia. žmonėm. Ne, tik ne šičia. Žmonėm papasakokit. Taip, jeigu būtų. Tai buvę, kaip jūs kalbat. Tai jūs atsiveskit tada gerbiamą Karosą, kitus ir taip toliau. Atsivesim, Nu, va. atsivesim. Ir nėra ką čia, kaip sakyti, aiškinti. Tai O vat jūs būtent, kad moteris- atsakymų tai nėra. Vaikinai, neprasidėkit, nereikia. Nereikia. Prašymas toks. Bet taip, kad galėtų nufotografuoti prie manęs. Ne, tikrai neprasidėkit, čia nereikia šitokiais būdais aiškintis. Jeigu jie negali atsakyti, kas konkrečiai iššaudė ir kas buvo tie šaudytojai. Zigmas negali į tai atsakyti, nes Zigmas buvo ten. Ir tarp kitko, Algirdai, tavo tėtis irgi buvo ten. Buvo aplinkui tie žmonės, kuris buvo plikom rankom. Ten buvo mano tėtis, ten buvo Zigmo mama. Ir nei viena. Ne, aš tau neatsakinėsiu šitos klausimus. Tu klausk. Savo tėčio klausk. Kodėl Mačiulevičiaus lavonė aptikta medžioklinė kulka? Žinot, aš ne ekspertas ir aš šitą jums neatsakysiu. O jūs kreipkitės į tuos, kurie darė ekspertizės ir taip toliau. Ir jūs vieną kartą atsakykit ir baikit malkit čia, kaip pasakyt, žmonėms smegenis. Viskas, vaikinai, tikrai nereikia čia nieko. Algirdai, užtenka, jau pasirodėt, gali dabar jau skirti. Nemandagu, nu prie namų privačių daryti tokius dalykus. Jo. Jeigu jie nori gero, čia kaip mūsų pasakyti, laikas. čia kažkur tai, klausinėdamas apie visiškai nesusijusius Tai gausit patys to įstumą. Tuoj patys gausit. Laikykitės atstumą, prašau. Aš gi užupį jiems sakiau, mytėm, kada... Atstumo laikomės. Aš čia yra Zuoko, tarp kitko žmogus. Aš jį pažįstu. Nezuoko, užupį... Čia visiškai mūsų ginti nereikia, mes niekur nesislėpiam, su nieko, kaip sakyt, nekariaujam. O jeigu čia yra kažkieno užsakymas, tai tą užsakymą laivykdo. Vaikinai tikrai nereikia nei mūsų ginti, nei kaip nusipirkti. Turėtų būti jums gėda. Jeigu Zigmas būtų bijojęs, Gėda jums jis turėtų. niekada Man? nebūtų, Už ką? kaip pasakyti, kažką tai kalbėjo. O jūsų va šitą Už visą akciją. Už ką? Už tą Gerai patį. pagalvokit apie Tai, savo kad jūsų artimus, draugelis apie Kučias tuos, kurie, ir kaip Vaišvila pasakyt, privedė jūs prie bankroto. klaidina. Nu tai tau, oi, tai didysis politikas. Džiaugias, kad tą dieną žmonės kuri nori tą įrodyti. tarnybos metė. O visi kiti žmonės stovėjo plikom rankom ir aplinkui. Taip, kad Niekas nesako, kad tuo metu buvo. Seimo narys taip pat, reiškia, privedė prie bankroto. Aš porą metų buvau ir išėjau iš Seimo. o geriausia, tai tikrai, va, susėskit su savo tėčiu ir pasikalbėkit. Čia jei kur, Vilnių, kur taip pat privedė prie bankroto. Jum patinka va tokia Lietuva, kur gyvena? Kodėl privedė Vilnių prie bankroto? Aš neprivedžiau prie bankroto. Nu tai o ką tu darai? Kodėl privedė prie bankroto socialdemokratų partiją? O, dar gerai. Ar patinka, ponas Songaila, tokia Lietuva, kur gyvena? Nepatinka, bet dar labiau nepatinka va, jūsų šitas piketas, nes jisai yra prieš Lietuvą. Nu taip, prieš Lietuvą. Kaip tik už Lietuvą. Sugriuvo Lietuva jau, viskas. Nu, va, Kaimai va. sunaikinti. Vat jūsų ta visa ir privedė ideologiją prie to, ką mes dabar turime. Ekonomika. O jūsų ideologija prie ko privedė? Prie bolševikmečių? Kieno O, čia taip, žurnalistai ar kieno fotografuotojai Lietuvių yra. procentas Lietuvoje Taip. augo. Gyventojai Tik tarybų Lietuvoje pažiūrėsim, augo. ką jie paskui Jų pasakys. skaičius. Jeigu Norit, taip ir sakykit, kad norit bolševikmetį sugrąžinti. Gamyklos buvo statomas, darbininkai dirbo. O, valstiečiai nu, dirbo. tai gerai, miške daugiau gegučių girdi. Tik
Tikrai, Algirdai, dar daugiau papasakokit, ką nors. Nes vat paukščiukai skraido, tikrai jie girdi. Važiuokit, su jais nėra ko. Jeigu žmonės jau yra apvaitinti, 20 metų neatsipeikės. Jūs labai blaivus, nors tiek smagu. Ne, nereikia, nesiaiškinkit ir Reikia atskirti tikrai dabartinę Lietuvą, kurią sužlugdė Vaišvilos komanda. Ir tarybinę Lietuvą, kurioje žmonės gerai gyveno. Jie viską turėjo. Ir darbą turėjo. Ir darbą turėjo. Ir algas turėjo. Ir važinėt galėjo. Jūs esate išdavikai. Jūs esate išdavikai. Generolo Marcinko, kas gyveno Maskvoje?